Šiandien jums parodysiu pamoką, kaip sukurti savo SMS sistemą su playhost.lt. Visko jums reikės tai atsidaryti savo internetinę naršyklę. Įrašome playhost.lt. Prisijungame prie savo vartotojų vardą. Einame į savo serverių valdymą. Einame į SMS mokėjimų sistemą. Einame į SMS mokėjimų kūrimas. Ir čia, kaip matote, prasideda visas SMS sistemos kūrimas. Tai nuo ko mes pradėsime? Nuo šalis. Čia bus pasirinktas šalis, iš kurio žaidėjas siūs savo SMS sistemą, savo SMS žinutę, atsiprašau, užsakydamas paslaugą. Raktažodis. Paslaugos kaina, tai mano būtų kaina 5 litai. PlayH1 reiškia 1 litas, PlayH2 reiškia 2 litai ir tai toliau iki 15 litų. Tai mano paslauga turėtų būti 5 litai. Paslaugos pavadinimas, mano paslauga bus VIP, kur nusiųsti komandą po užsakymo. Mano komanda bus nusiunčiama į serverio konsolę. Kokia komanda bus nusiunčiama, kai žaidėjas užsakys paslaugą? Mano komanda bus nusiunčiama PEX user groups, PEX user player group set VIP. Na, mano paslauga bus VIP. Ir kada bus, kada baigsis paslauga, kokia komanda bus nusiunčiama, kai žaidėjui baigsis šita paslauga. Dėkim VIP, kai žaidėjui baigsis VIP, kokia komanda bus nusiunčiama į konsolę. Mano komanda bus nusiunčiama PEX user group set naujokas. Šitoms komandoms reikia būtinai turėti Permission X pluginą, kaip jie atsisiųsti bus kitose pamokose. Ir štai čia paslaugos aprašymas. Paslaugos aprašymas, tai čia galite rašyti, nesvarbu, ką tik norite, ką gauna VIP-ai, ar kokios įtemos gauna, kokios paslaugos kaina ir panašiai. Ir paskui spaudžiama sukurti mokėjimą. Kaip matote, jūsų SMS mokėjimų sistema sėkmingai sukurta ir galite išsiųsti savo bandomąją žinutę, ką aš dabar ir padarysiu. Gerai, išsiunčiame savo bandomąją žinutę. Gerai, bandomąją žinutę išsiųsta sėkmingai. Ir dabar prisijungame prie savo FTP valdymo. Prisijungti. Einame į savo pluginą, kur jūs esate surašę visas komandas, permissionus, kitaip sakant. Ir kaip matote, komanda užsidėjo test grupę VIP. Kaip matote, visa sistema veikia, nepragaištingai, pats šią sistemą naudoju. Ir jo, kaip matote, galime eiti ir į patį serverį. Ir galim pakeisti savo mokėjimų sistemą. Mano mokėjimų sistema, pavyzdžiui, yra VIP ir aš čia noriu pakeisti, tai ne čia. Per naują prisijungiam. SMS mokėjimų sistema ir štai mano sukurta buvusi sistema ir ją aš galiu pakeisti kaip tik noriu ir kada tik noriu. Tai dėkim, mano paslauga yra netinkama komanda ir panašiai. Aš noriu, dėkim, kad man užrašytų į žaidimo chatą, kada žaidėjas gauna paslaugą, kad jam būtų išsiunčiama žinutė į patį žaidimą. Tai man tiesiog reikės užrašyti, nukopijuoti štai šitą ir užsisakė VIP. Štai, būtinai reikia šituos 2 ženklus rašyti, kitaip komanda neveiks. Ir galiu užrašyti dar, dėkim, pasibaigė VIP. Pasitikriname viskas taisyklingai.
Taip, atnaujinti mokėjimą. Ir jeigu norite išsiųsti, spauskite čia. Tai dabar aš jums parodysiu, kad ši paslauga tikrai užtikrintai veikia. Kaip matote, server test užsisakė VIP. Ir po 30 dienų jam ta pati žinutė ateina tik su tokiu tekstu pasibaigė VIP. Kaip matote, paslauga 100% veikia ir tikrai siūlau visiems išbandyti šią sistemą, nes ji yra ir nemokama, ir lengva sukurti. Taigi, šioj pamokai būtų tiek.